Labą dieną. Šiandieną kviečiu piešti harmoningo paleidimo integraciją. Ir trumpas įvadėlis šitam algoritmui. Mes kažkada piešėme jau paleidimo algoritmą anksčiau ir ten buvo šiek tiek kitoks kontekstas. Ten mes norėjom paleisti tai, ko nebenorim turėti savo gyvenime, ko norim užmiršti ir tiesiog palikti, nukirsti tą gyslą, kuri mus ten siejo galbūt su negatyviom emocijom ir taip toliau. Tai ten buvo tokio kaip ir negatyvo paleidimas. Šį kartą siūlau kitokį paleidimo kontekstą, tai bus harmoningas paleidimas ir integracija. Integracija tų pamokų, ir patirčių, kurias gavome ir kurios mums kažką tai pozityvaus davė. Ir tai gali būti paleidimas kažkokių artimų dalykų, artimų žmonių, artimų gyvenimo kažkokių patirčių, kurias turėjome. Tai gali būti gyvenimo vieta, darbas, draugai, ten, žodžiu, nesvarbu kas. Ir gali būti, aišku, paleidimas kažkokių artimų žmonių išėjimo iš mūsų gyvenimo. Tai žodžiu, pokyčiai. Tie pokyčiai, kuriuos mes norime integruoti teisingai, tam, kad mums netrukdytų toliau gyventi harmoningai su savimi, savo ritmu. Ir žodžiu, kaip ir visada, visos terapijos būna dažniausiai nuo to, kad nesugebam integruoti ir procesinti tų patirčių, kurios ateina, o tie pokyčiai ateina pas visus ir visą laiką yra gyvenime etapai, kai reikia integruoti tuos pokyčius. Tai va, ta integracija, jinai yra tokia mums kaip ir, jeigu kartais mes mokame tą padaryti savaime, kartais turime sąlygas, kartais ne. Tai neurografinis piešinys yra labai geras įrankis būtent tokiam paleidimui. Ir aš jums parodysiu tokį labai gerą algoritmą, kuris tikrai duos pozityvius rezultatus. Ir pereinu prie savo lapo. Na va. Žiūrėkit, pradedam, susikaupkite ir pradedam nuo to, kad užsirašom savo datą šiandienos, nes data mums yra svarbi tam, kad paskui prisimintumėm, kada tas piešinys buvo nupieštas. Ir antras dalykas, visą laiką pasirašom temą, algoritmo pavadinimą, harmoningo paleidimo integracija. Ir ta tema irgi reikalinga, kad po to prisimintumėm, kokia čia tema buvo. Ir čia mes piešime modeliavimą, tai yra mano autorinės sumodeliuota kompozicija šiandieną. Gerai, užsirašėt. Ir toliau siūlau užsirašyti tokias afirmacijas, būtent šitam algoritmui, šitam piešiniui. Paprastai tai, pavyzdžiui, išmetimo algoritmuose jūs pripratę daryti 2 minučių asociatyvius žodžius. Čia irgi gali tą padaryti, tikrai siūlau, jeigu yra toks noras, parašyti asociatyvius žodžius tam, kad sukelti savo temos tuos neuronų tinklus, kad suaktyvinti tas prisiminimus, emocijas ir panašiai. Ir galit sustabdyti video, tą padaryti ir po to sugrįžę parašykite tokias 3 trumpas afirmacijas. Pirma yra, aš paleidžiu tą rolę, kurią atliko jis, ji ar kažkokią situaciją. Taip, aš paleidžiu tą rolę, kurią atliko ir įrašykite savo versiją. Ir apie rolę čia dėl to, kad viskas, kas mus supa, žmonės, kažkokie daiktai, įvykiai, gyvenimo situacijos, ar ne, viskas, kas mus supa aplinkui, atlieka kažkokią mums rolę. Mes atliekame rolę kitiems ir mums jie atlieka kažkokią tai rolę. Tai va, tai ta rolė, kurią atliko tai, ką mes dabar paleidžiame, tai, kas išėjo iš mūsų gyvenimo, mes paleidžiame būtent tą rolę. Ir pasilieku tas patirtis ir pamokas, kurios man reikalingos, man buvo reikalingos. Ir dabar palaiko mano harmoningą ritmą.
Ir toliau aš leidžiu savo ir tam subjektui, objektui, pagal kiekvieną savaip, aš leidžiu savo ir užpildykite savo versiją, būti harmonijoje su savimi ir visata. Tiksliau su tuo didesniu lauku, kuriame mes visi esame susiję. Tai va šitas afirmacijos ir bus mūsų kompozicijos modeliavimas. Sumodeliuosime kompoziciją būtent pagal šitas afirmacijas. Ir jeigu parašėte, tai to jau aš šitą lapą piešiu. Jeigu parašėte, tai tuomet pasimkite arba verskite lapą kitą pusę, kur piešite. Aš piešiu šiek tiek storesnių markerių tam, kad matytumėt geriau, bet jums siūlau nelabai storą, nes tiesiog gali nelabai. Arba galite pasimti dar didesnį A3 lapą, jeigu turite. Irgi labai. Ant mažo lapo nesiūlau piešti. A4 arba A3 yra optimalu. Tai va dabar prieš piešiant labai svarbu mums patiems nusiteikti. Ta nuotaika, nusiteikimas yra irgi algoritmo dalis ir siūlau užmerkti akis ir įkvėpti, iškvėpti porą kartų giliai, tam, kad suaktyvintumėt savo kūno irgi dalyvavimą šiame procese. Ir po antro iškvėpimo nuleiskite savo dėmesį, mintyse, savo dėmesį į kūną žemyn, į širdies centrą. Kad dėmesys eitų ne iš galvos, o iš kūno vidurio, tai yra širdies centras. Tai irgi aktyvuojasi tam tikri procesai reikalingi mums šitam piešimui. Aš piešiu šiandieną paleidimą savo katytės, mes atsisveikinom su katytė prieš porą dienų ir aš piešiu tą paleidimą, jos vardas Bonbon, tai aš kai minėsiu Bonbon, tai aš minėsiu savo, jūs įrašykite ten, tiksliau minėkite savo, pieškite, ką jūs ten piešit. Ir pradėsim nuo to, kad centre padėsim tašką. Ir tas taškas reprezentuos tą centrą, tą centrinį lauką, galbūt tą centrą, kurį mes dabar fokusuojamės šitam piešinį. Ir tai bus tas objektas, mano atveju tai bus ta Bonbon. Ir pažymėkite tai nedideliu apskritimu per vidurį. Ir tas apskritimas yra kaip simbolis to išėjusio subjekto ar žmogaus, ar ką jūs ten piešiate, ar ne, subjekto aš sakysiu. Tai simboliškai pažymėme tą lauką, su kuriuo mes dar turime ryšį. Ir tas laukas turi kažkokią tai aurą. Tiesiog pažymėkime kažkokią tai auros lauką. Tai yra ta energija, ta emocija, kurią mes jaučiame, o jautėme, nes ta rolė mums davė kažkokį tai energetinį signalą. Tai va tas energetinis signalas, pažymėme jį kaip auros lauką tokį. Ir dabar iš centro siūlau išvesti keletą linijų į visas pusės, į kelias pusės, nebūtinai į visas pusės, bet kaip jums norisi, tiesiog va tokių keletą linijų. Tai yra va būtent to lauko skleidžiami tie signalai, kurie ėjo ir su kuriais mes buvom susiję ir dar esame lygi šiol jaučiame galbūt. Tai tie energetiniai signalai.
Ir dabar irgi vėl, jeigu dėmesys nuslydo į protą, į galvojimą, tai nusileiskite atgal į kūną. Ir dabar iš tos centro darysim paleidimo spiralę. Paleidimo spiralė, jinai eis iš centro ir suksime prieš Saulės, prieš laikrodžio rodyklę į kairę. Ir padarykite tą spiralę tokią, kiek darysis tiek. Vat, prašau, čia telefonas nelaiku suskamba. Va tokia spiralė. Ir čia ta paleidimo spiralė. Mes simboliškai vizualizuojam tą paleidimą. Ir tas paleidimas tai nereiškia, kad visiškai užmiršiu ar paleidžiu ir noriu užmiršti. Čia ne apie užmiršimą, čia apie paleidimą tos rolės, kurią atliko mums tas žmogus, tas objektas ar tas dalykas, kurį jūs piešiate. Nes tai reiškia, kad aš leidžiu tam subjektui, objektui būti pačiam individualiai ir aš galiu tą rolę dabar galiu integruoti savyje ir jinai man nebereikalinga jinai iš išorės, bet aš integruoju ją savyje ir aš galiu savo pilnai turėti tą nepriklausomybę savyje, integruoju tas patirtis ir pamokas ir man ta rolė jau nebereikalinga, kurią atliko tas žmogus arba ką jūs ten piešiate. Kvėpkit, iškvėpkit, labai stebėkit kūno pojūčius, stebėkit emocijas ir leiskit savo, neskubėkit, leiskit savo kūne pajausti kiekvieną liniją, kiekvieną detalę, ką piešiate lape. Ir pagal afirmacijas po paleidimo mes norim pasilikti, kaip minėjau, pasilikti tai, kas mums yra reikalinga šiandieną, kas palaiko mūsų harmoningą tą ritmą. Tai būtent tos harmoningos emocijos, harmoningos prisiminimai, kurie yra kaip, tokios likę prisiminimai ir dabar tai yra kaip vibracinis, nežinau, dažniuose vibraciniuose, ar ne, kaip emocijos, kaip poelgiai, kažkokie dalykai, kurie buvo simboliški ir susiję su tuo žmogum ar tuo objektu, subjektu. Ir užfiksuojam keletą figūrų lauke, perimetre, kurie būtent tai ir simbolizuoja tai, ką mes užfiksuojame savyje. Jeigu norisi, dar galite įvesti papildomų linijų. Aš taip taškuoju susikirtimus. Tiesiog tokie mikroapvalinimai gaunasi, taškiniai, jeigu matot. Spiralės ryškinti nebūtina. Gali tik tai, gali būti noras spiralės linijas neirografuoti taip labai švelniai.
kai kurias linijas gali norėtis švelniai paneurografuoti, tai pažiūrėkit, galite tą padaryti. Ir toliau mums dabar aktualu identifikuoti save šitam lape piešiny, kaip ir kiekvienam piešiny bent jau mano piešiniuose, mes visą laiką identifikuojam figūrą aš, tam, kad tai būtų reikšminga mūsų nervų sistemai, visą laiką turi būti figūra aš. Aš leidžiu savo būti harmonijoje su savimi. Tai vat pažiūrėkite, kur ta figūra aš, pavedžiokite ranką, vėl nuleiskite dėmesį į kūną, į širdies zoną. Galite užmerkti akis, rankai leisti intuityviai pajausti tą vietą. Ir tas apskritimas aš, lokacija, tiksliau vieta ir ar siejasi ar nesisieja su objektu, irgi jums gali duoti papildomų įžvalgų jūsų pačių temoje. Čia neurografuojam ir va šitą figūrą reikės išryškinti, nes tai bus mūsų kaip ir rezultato fiksacijos figūra. Dabar žiūrėkit, jeigu gavosi apskritimas toks pakankamai didelis, kaip mano, arba didesnis, tuomet mes dabar piešime mandalą savęs, savo aurą. Aura tai yra 7 lygių mandala. Tai piešime savo aurą einant į vidų. Jeigu gavosi mažesnis apskritimas, tai tada pieškite į išorę. 7 ratus plėskite į išorę. Čia žiūrėkite pagal save, pagal savo nuomonę, pasižiūrėkite, kiek lapiai yra vietos, ar yra vietos piešti 7 į išorę, ar yra vietos piešti 7 į vidų. Skirtumo visiškai nėra, yra tik tai įžvalgos. Ką jums gali tai reikšti? Pavyzdžiui, ar ne, kad ką jums tai gali reikšti jūsų temoje, jūsų atveju, ar jums reikia eiti į vidų, ar jums reikia eiti į išorę tą piešti aurą. Tai vat mano atveju aš kada pasižymiu savęs centrą, maždaug va taip pat. Ir taip daugmaž suskirstau daugmaž taškučius padedu, kad 7 gautųsi apskritimai. Ir dabar piešiu. Gali būti nelabai lygiai, nieko tokio, mes čia visiškai piešime iš rankos. Dar yra variantas piešti skirtingų spalvų markeriais, jeigu norit. Aš pasirinkau viską juodai, bet galima piešti ir kitą spalvą. Na va, čia bus mano aš mandala. Ir dabar tai bus mūsų pagrindinė figūra, kurią mes išryškinsime. Ir tai simbolizuos tą atsiskyrimą, tą savęs integraciją, nes 7 lygiai tai yra integracinė mandala, irgi savęs integravimas. Ir savęs integravimas būtent tame kontekste, paleidimo kontekste. Ir ką mes čia pasiekėm tokį rezultatą, kad harmonizuojame save, nes mandala tai yra irgi harmonizacijos simbolis ir toks veiksmas harmonizavimo savęs. Ir leidimas savo būti savim ir leidimas tam paleidimo objektui, subjektui irgi būti savim, būti tame savo lauke, savo toj erdvėj, kurioje jie yra.
o aš esu savo lauke, savo erdvėj ir aš save vat, harmonizuoju tokia 7 lygių mandala. Jeigu norisi, galite įdėti, įvesti kažkokių tai linijų ir būtinai reikia dar padaryti va, tą sujungimą savęs su tuo objektu, nes vizualiai tai mums duoda tokį kaip ir, tas sujungimas duoda tokį užbaigtumą, irgi dar papildomą harmonizuojantį efektą. Aš dabar integruoju tas linijas, integruoju dar. Žiūrėkit, stebėkit savo kūno pojūčius, gali ateiti staiga užplūsti netikėtų pojūčių. Tai pieškite figūras arba linijas, žinot, kaip integruoti mūsų tą somatinį reikalą piešime. Aš įkvepiu, iškvepiu, nes tai man padeda paleisti ateinančias staiga užplūstančias kažkokius pojūčius. Aš per daug nesidalinu, nes pas jūs savi procesai ir jūs turit labiau susilieti su savais procesais, bet aš įvardinu, kad pas mane vyksta procesai, todėl kad galbūt jūs irgi įvardinsit savo. Mano mintis kažkur nuslydo, grįžtu vėl prie jūsų, prie piešinių, prie vedimo. Tai va, man reikėjo įvesti pakankamai linijų, kad pasijaustų toks harmoningas laukas, ar ne? Žiūrėkit, linijos užpildo visą lapą. Ir mano erdvė dabar yra pakankamai harmoninga. Ten tų linijų kažkaip jos persipina, kažkur jos susitinka, kažkur jos susikerta ir vėl išsiskiria. Ir aš skiriu dabar laiko šiek tiek apvalinimam. Nebūtina visko apvalinti kaip išmetimo algoritmuose, kadangi mes, kai modeliuojame, tai mes daugiau kreipiame dėmesio į kompoziciją, o apvalinimai jau yra kaip ir toks papildomas pasirinktinis žingsnis. Taigi aš visiškai neakcentuoju to apvalinimo modeliavimo algoritmuose, tačiau jeigu norisi, kad piešinys būtų daugiau užbaigtas, labiau tos linijos tarpusavį galbūt integruotos labiau, jeigu turite laiko, tai tas irgi yra geras toks žingsnis, padedantis dar su tuo piešiniu dar pabūti ir piešinio metu pabūti dar su savo pojūčiais, potyriais, mintim, gauti papildomų įžvalgų. Tai pažiūrėkite. Čia šitame etape dar gali atsirasti papildomų figūrų. Tai yra vadinamos resursinės figūros, jau čia nebe modeliavimo, bet resursinės figūros. Ir jeigu jums ateina pamatymas, kokie tie resursai gali būti, tai irgi labai gerai. Dažniausiai daugiau įžvalgų ateina po to, kai įvedam spalvas, spalvinės figūras. Ir mes toj pradėsim spalvoti. Jeigu jau norite, galite pradėti, nelaukiant manęs. Ypač jeigu jau žinote, kokia yra spalvojimo procedūra, pas mus yra toks kaip ir principai spalvojimo, pagal kuriuos mes įvedam spalvą.
Gali būti tokių klausimų, kad jeigu vienoje temoje yra daugiau negu vienas žmogus, pavyzdžiui, gali būti tokie atvejai, kad paleidime dalyvauja daugiau negu vienas žmogus. Pamiršau paminėti pradžioj, tai vėlgi reikia pagal save žiūrėti. Arba sudedat visus kaip į vieną visumą ir piešiat kaip vieną figūrą, netgi nepaisant to, kad ten gali būti keletą žmonių, keletą komponentų. Arba galit kiekvienam atskirai nupiešti po tokį pat apskritimuką mažą ir tą aurą. Dabar jeigu pradedat spalvinti, tai žiūrėkit, spalvoja mes čia visiškai kitaip. Modeliavimo algoritmuose spalva yra visai kitaip įvedama, nepaisant to, kad mes irgi kūrėme spalvinės figūras, tas archetipavimo. Bet čia, išsiimu pieštukus savo, žiūrėkit, čia pradedam pirmiausiai spalvoti, jeigu dar nepradėjot, nesvarbu, jeigu ir pradėjot, bet siūlysiu dabar tokį reikalą. Mandalą spalvosim pagal vaivorykštės 7 spalvas. Ir aš pasakysiu iš eilės, kokios yra, bet prieš tai pirmiausia dabar nuspalvojam tą aurą, pirminę aurą, kurią piešime to objekto. Kiekvienas piešiam savo kažkokį objektą. Tai aš noriu irgi spalvoti tą pirminę aurą. Ir čia pasižiūrėkit, pajauskit, kokia ta aura gali būti įvairių spalvų, sumaišytų tokių, čia nebūtinai išryškinti figūras, bet tiesiog tokia duoti kažkokį spalvinį toną. Nu, va, mano aura norisi tos auros tokios dar didesnės, platesnės, tai nieko tokio irgi gali išeiti iš tų rėmų. Tai čia man piešiasi, taip tiesiog auga ta aura, norisi ją auginti ir auginti. Ekrane tos mano spalvos yra pakankamai tokios neryškios, bet lape jos yra daug ryškesnės, tai nuotraukoje, kai įdėsiu, bus ryškiau matyti. Ir toliau pradedu spalvoti savo dabar šitą savo mandalą. Ir žiūrėkite, yra 2 variantai ir pasirinkite, nėra teisingo ar neteisingo. Vienas variantas pradėti nuo centro raudoną spalvą ir baigti violetinę išoriai, arba pradėti violetinę vidury ir pabaigti raudoną. Aš siūlyčiau grinai intuityviai, be jokių didelių tokių analitinių, intelektualių čia stėliojimų, pasirinkčiau tiesiog, kaip norisi, tiesiog intuityviai kaip norisi, ar ne? Ar norisi raudonos viduje, o išorė tokia eina daugiau į violetinę, arba atvirkščiai. Reikšmė gali būti tokia, kad jeigu piešime čia tas spalvas, kaip mandalos spalvas, jos ir atitinka ir mūsų energetinių centrų, vadinamų čakrų spalvas, tai raudona yra ta bazinė šakninė, ta čakra, tas apatinis centras, kuris daugiau susijęs su fiziniu kūnu, su tokia stipria gyvybinė energija, o violetinis daugiau jau su tokiu dvasingumu, kažkokiai aukštom tokiom aukštesnėm mintim dvasiniam. Tai va, tai žiūrėkit, ir žalia per vidurį visą laiką bus bet kokiu atveju širdies centro spalva, tai pasirinkite kaip norite. Aš piešiu violetinę išoriai, nes man tiesiog taip labai stiprus impulsas yra būtent violetinę išoriai piešti. Ir aš čia, ten kur susikerta, tai aš labai švelniai violetinę, taip neryškiai, neužspalvosiu ant viršaus, bet labai švelniai paspalvoju, nes bus susikirtimų zonos, kur galima bus spalvas dvigubinti vieną ant kitos.
Ir čia leidžiu jums irgi pasinerti į tą spalvojimą. Spalvojam greitai, čia galvoti daug nėra prasmės. Tiesiog leidžiat per spalvą savo atskleisti, susijungti su tom emocijom, kurios šitam piešinį nori, per šitą piešinį nori išeiti, transformuotis, pasileisti, integruotis. Tai va, mes čia dabar darom tokį integracinį procesą emocinio integravimo. Jeigu piešėt viduj raudoną, tai va aš raudoną viduj pažymėsiu. Violetinė, mėlyna, žydra, žalia, geltona ir oranžinė. Tai va, aš pažymėsiu raudoną per vidurį. Jums gali būti atvirkščiai. Tokia oranžinė. Mane labiau į geltonai oranžinę, nes oranžinė yra labai daug atspalvių, priklausomai kiek geltonos ir kiek raudonos spalvos ten yra. Nes, žiūrėkit, oranžinė, jinai yra tarpė tarp. Tai yra sudurtinė spalva tarp geltonos ir raudonos. Tai va, jeigu sumaišot raudoną su geltona, gaunat oranžinį. Tai va, tas oranžinis centras, jis yra toksai kaip ir toks kaip tarpininkas tarp šitų dviejų centrų. Tai va. Pažiūrėkite, kokius atspalvius jūs turite. Po geltonos eina žalia. Ir va čia vėlgi, kur susiduria, tai aš labai švelniai tiesiog vieną ant kitos praeinu, nelabai ryškiai. Ir toliau po žalios eina žydra. Tokia šviesiai mėlyna. Ir aš spalvinu gan greitai, kad tiesiog susidaryti bendrą vaizdą. Ir tarp violetinės ir žydros yra tokia indigo, tamsiai mėlyna. Galiu šiek tiek dar pailiustruoti, pakomentuoti, pavyzdžiui, ten, kur jūsų yra figūra, kur šita figūra jūsų, ar jinai lapo apatiniai daly, ar viršutiniai, ar arčiau centro, ar arčiau kur, galit maždaug dabar savo turėti įžvalgų, kokią rolę jums daugiau, kokia buvo pagrindinė rolė to objekto, kurį piešite jums. Viršuje yra labiau tokia motyvacinė, gal įkvėpimo, idėjų kažkokių, apačioj daugiau praktinė, materialinė gali būti tokia rolė. Mes čia taip simboliškai skirsom, ar ne? Jūs patys turit vis tiek pajausti intuityviai, kaip jums. Bet man tiesiog netgi sutampa su tomis spalvomis, auros spalvomis, kurias aš pasirinkau tai savo tam paleidimo objektui, subjektui tiksliau, ir dėl to man norėjosi tos violetinės, nes daugiau sutampa su tos auros spalvomis, kurias aš pasirinkau. Tai čia irgi dar savotiška harmonizacija, tai pas mane atitinka daugmaž. Jeigu pas jūs buvo daugiau tokios raudonos, oranžinės spalvos, tai tada daugiau gal susijęs su tokiais kūniškais, materialiais, fiziniais dalykais ir taip toliau. Tai čia toks interpretacija tokia simbolinė, bet, kaip sakiau, kiekvienam reikia žiūrėti atskirai. Tai dabar mūsų pagrindinė kompozicija jau yra atlikta.
ir spalvinė tokia irgi fundamentas spalvinis yra padarytas ir dabar iš jo išeinant jau galite tiesiog spalvoti savo individualiai taip, kaip norisi. Dabar jau spalvas rinkitės grynai pagal neurografinį tokį archetipavimo principą, kad harmoningai užbaigtumėm visą tą piešinį. Kad lapas atrodytų visas užbaigtas ir spalviškai, ir grafiškai. Man norisi kažkodėl daug žalios, bet žinau kodėl, nes tai yra širdies centro spalva. O širdies centras tai būtent apie tą emocinį prisirišimą, tą artumą emocinį su kažkuom. Kaip pas mane čia viskas harmonizuojasi būtent per širdies centrą. Ir mes čia harmonizuojam irgi savo tuos energetinius centrus, tas čakras irgi, nes čakrose, sakau, jie turi savo funkcijas ir jų funkcijos yra tokios daugiau energetinės, bet žiūrėkit, energetinė tai ne šiaip kažkoks ezoterinis žodis. Energetika tai yra kas mūsų mintys, mūsų, tai kas programuoja mūsų psichiką, ar ne, mūsų emocijas, mintis, tokius pojūčius, kurie mums paskui duoda kažkokį impulsą galvoti vienaip ar kitaip, ar pasirinkimus daryti vienokius ar kitokius, ką mes pastebim, ką mes renkamės, mūsų norus, mūsų ten svajonės ir taip toliau. Tai va, aš tą bendrai vadinu kaip energetiniai imprintai. Nes jie yra nematomi, jie yra emocijų mes nematom, minčių nematom, mes tik tai apie jas galim pagalvoti, pajausti intuityviai. Tai va, tie intuityvūs dalykai, mes juos vadiname energetiniai tie dalykai. Pajauskit, kas keičiasi viduje, kas keičiasi jumise, kaip keičiasi pojūčiai. Gal ateina kažkokie palinkėjimai ir savo, ar tam objektui, tam žmogui. Tai juos irgi įspalvokite, įpieškite, užfiksuokite kažkur figūrą kažkokią. Žinote, kad sumaišius mėlyną su geltona gauname žalią. Tai vat, vėlgi mėlyną su geltona gauname žalią. Geltoną su raudona gauname oranžinę. Tai dėl to gauname tuos tokius sujungtinius centrus, tas oranžinis, širdies centras. Jie tokie ir tas tamsiai mėlynas, tai indigo irgi violetinė su žydra sumaišęs gaunasi ta violetinė tokia tamsiai indigo spalva.
Tai va tie trys centrai tokie, jie skiriasi, ta prasme, jie vis kitokie yra. Mhm. Ir dar galit pasižiūrėti, kokioj kokiam lygmeny, ar kaip čia pasakyti, kokiam lygiai, jūsų mandalas, kokioj spalvinė juostoj susisėja tas centrinis apskritimas. Jeigu susiliečia, jeigu nesusiliečia, tai nieko tokio, tiesiog yra toks pastebėjimas, galite sau duoti tokį pastebėjimą. Man norisi išorėje visų 7 spalvų kažkodėl, bet supratau, kodėl, todėl, kad tai yra harmonizavimo tas algoritmas, integracijos harmonizavimo ir nesinori nei vienos spalvos palikti tokios kaip pasakyti, fone, nes fonas tai, kas mus harmonizuoja ir padeda mums, tai yra resursas mūsų, be fono tai nieko mes neturime. Be fono, tiksliau fonas tai yra ta aplinka. Ir ta aplinka tai ne tik tai ta matoma aplinka, bet ir nematoma aplinka. Irgi tas visatos laukas, kaip pasakyti, visatos kažkokia energija, jinai irgi yra, nors mes jos galim nematyti, bet mes vis tiek tą jaučiam. Mhm. Tai va, tai ta aplinka, fonas neurografikoje mums yra labai svarbus, nes pamatom save fono kontekste ir leidžiam tam fonui mus irgi palaikyti, susiharmonizuoti su ta aplinka, leidžiam tai aplinkai irgi mus palaikyti ir mus harmonizuoti. Dabar aš jau modeliuoju spalvą, irgi paryškinu, pašešėliuoju, paryškinu ir įdedu tokią daugiau dimensijas kažkokias jau pradedu ryškinti. Nes tai irgi suteikia piešiniui daugiau tokio siužetinio charakterio, pamatymo, tų figūrų pamatymo, galbūt reikšmių išryškinimo. Nes jeigu viskas monotoniškai vienodai, tai tas siužetas neišryškėja piešiniu. O siužetas tai yra tai, pagal ką mes gauname įžvalgas, suvokimus apie piešinį, apie savo temą. Todėl spalvojimas yra labai svarbus. Kaip nuspalvojam, kaip ką paryškinam, kam suteikiam prioritetą, kam ne. Tai irgi duoda po to pamatymus perskaityti piešinį geriau, suprasti tas įžvalgas. Gali čia irgi įpiešti kažkokius simbolius, jeigu yra kažkokie reikšmingi simboliai susiję su tuo, ką piešit, su savo tema, irgi gali įpiešti.
Mhm. Mhm. Nu va. Tai va čia septyni lygiai, septynios spalvos. Tai yra septyni irgi tokie kaip archetipai prisirišimo ar meilės ar artumo, galima taip pasakyti. Ir septyni lygiai tai yra emociniai lygiai, su kuriais mes bendraujame, prisirišam arba turim tą santykį. Tai violetinis, tai kaip sakiau, toks daugiau pakylėtas, dvasinis, toks visiškai eterinis. Mėlynas tai daugiau toks per protą, sakyčiau, per tokį išsigryninimą, kad taip čia yra logiška. Šitas žydras yra daugiau per saviraišką. Saviraišką ir tiesą. Aš galiu būti savimi ir kitas žmogus gali būti savimi. Ne? Mes abu leidžiam būti savo savimi. Širdies centras tai toks emocinis daugiau pajautimas, intuityvus emocinis. Geltonas ir va šitie oranžinis ir raudonas geltonas, tai daugiau jau tokie roliniai prisirišimai, ar ne? Tas žmogus, jau mes suvokiam, kokią rolę tas žmogus atlieka ir funkcija, tiksliau funkciniai daugiau, nes visi yra roliniai, bet šitie daugiau yra funkcinės rolės, o viršutinės jau tos yra daugiau konceptualios rolės. Tai va čia yra funkcinės, pavyzdžiui, funkcija, socialinė funkcija, funkcija vaikų kartu auginimo, tokia daugiau funkcija, ten man reikia tėvo, mano vaikų tėvo, ar ne, ar ten panašiai, čia kaip pavyzdys. Ir raudona tai irgi tokia atpažinimo iš savo genties žmogaus atpažinimas, ne, kad kultūrinis toks yra atpažinimas. Tai čia tokie kaip pavyzdžiai, bet jie yra irgi gali turėti tą pamatymą dar, kokią rolę tas žmogus daugiau, ar ta situacija atliko mums. Tai va mano atveju, mano katytė, jinai tokia neturėjo funkcinės rolės, daugiau jinai turėjo tokią, gal, nežinau, pakylėtą dvasinę rolę. Tai va pas mane jinai tokia violetinė šitoj juostoj yra susikirtusi, tai violetinė juosta, tai ta tokia visiškai tokia dvasinė motyvacijos, įkvėpimo juosta. Va, galite savo patys padiskutuoti su savim, pasikalbėti su savim, matant dabar tai, kas išsipiešia pas jūs. Va čia neužpildžiau.
Ir dar šitame etape galite irgi įvesti figūrų, jeigu norisi, linijų, jeigu norisi, paspalvoti dar kažkur. Man čia norisi virtuvėje kažkodėl neturiu nei vienos figūros, tai norisi va dabar čia įvesti. Ir va, įvedus figūrą matau, kad ten mažai linijų, tai aš dar ir linijų porą įvesiu čia. Kadangi piešiu savo tokią aktualią temą, tai vis mintyse kažkur nuskrendu, nežinau net kur, pabūti su tuo piešiniu, su ta patirtim ir tikriausiai jums panašiai irgi. Tai leiskit savo to laiko pabūti šito piešinio metu su tais jausmais, emocijom, pojūčiais, įspūdžiais, įžvalgom. Ir po to, kai sugrįšite prie piešinio, jau sugrįšite taip, ką aš čia matau, paklauskite, ar kas čia vyksta, ar dar ko nors reikia. Ir būtinai dar pasitikrinkite savo refleksiją, kaip mes visą laiką, ar ne? Ką matau, kas pasikeitė manyje, kas pasikeitė piešinyje, ar tai yra harmoninga, ar tai yra taip, kaip aš noriu, ar man jaučiasi viskas harmoninga lape, ką matau. Ir dėkui visiems piešusiems šiandieną. Linkiu jūsų harmoningos integracijos šito piešinio procese. Dalinkitės, rašykite man, kaip jums ši patirtis. Ir žiūrėkit toliau. Fiksacijos, tiksliau, pirmiausiai lauko linijos mes integruojame visą piešinį. Lauko linijos, tai tos storesnės linijos lape. Aš paimu storesnį markerį, pasirenku kažkokią tai vieną trajektoriją, kurią noriu praeiti kaip storesnį lauko liniją. Ir giliai įkvepiat ir su kvėpavimu, su iškvėpimu pravedat va tą savo lauko liniją ir žiūrėkit, pasižiūrėkit ypatingai storesnės linijos, norisi jas suapvalinti susikirtimus, kadangi storesnės linijos labai ryškiai parodo tokius trikampiukus. Siūlau įvesti 3 linijas, tai yra tradiciškai, jeigu norisi daugiau, gali daugiau, bet paprastai tradiciškai 3 užtenka. Jeigu susidaro kur nors tokie kaip burbuliukai maži, tai juos užspalvokit, pamatysit, kaip pagražės piešinys, nebus tokių kišenėlių, kaip oro burbuliukų tokių. Jie ne visada gražiai atrodo. Mums svarbu, kad piešinys būtų gražus. Na, va, įvedžiau 3 ir dar norisi vienos. Prastai vedam iš kairės į dešinę. Galite iš apačios žemyn arba iš viršaus žemyn jo. Na va, ir dabar įvedus tas 3 lauko linijas, pas mane jos čia taip įdomiai susikirto, bet nieko tokio. Paryškiname tą fiksacijos figūrą, kad būtų labai aišku, neabejotinai aišku, kuri yra pagrindinė figūra. O mūsų pagrindinė figūra tai yra tas aš mandala ir jos perimetrą pasirinkite, kokie ten, jeigu daugiau linijų, tai kažkurį perimetro liniją pasirinkit. Na va, ir suintegravome same. Tai modeliavime mes nieko neištirdiname lape, kaip šituose išmetimo algoritmuose. Ir
čia tas logika, visa siužeto labai aiški, modeliavimo logika aiški, kadangi yra figūra aš, figūra to objekto, su kuriuo harmonizuojamės paleidimą. Ir ta spiralė jinai čia aiškiai eina į kairę, va ten sukasi. Nu, žodžiu, jeigu išliko ta logika, tai labai gerai. Mums svarbu, kad pažiūrėjus į piešinį, tie elementai modeliavimo, kompozicijos elementai, jie būtų aiškus. Ir spalva juos dar palaiko ir paryškina. Tai va, mes tokį turėjom šiandieną algoritmą ir tokią kompoziciją. Tikiuosi, jums buvo naudinga ir pabūkite su šitom emocijom, su savo rezultatais ir iki kitų piešimų.